sveiki visi atvykę į naują video vlogmą. Tai ką, pakuojam kalendorių. Ir vėl tamsoje. Taip, 18 dieniukė. Žodžiu, rožinė tokia graži. Ir manau, žinau, kas bus. Žiūrėsime, ar klystu ar ne. Manau, kad neklystu. Ką? Žodžiu, lip oil su vitaminu E. Tai kiek supratau, kad tas vitaminas E yra žiauriai geras, jisai yra pats didžiausias drėkintuvas. Eina, saulėt, negavau, kad gausiu dar ir šitą. Kaip skaniai kvep. Oh my god. Tokia kaip guma, nežinau. Dabar šiaip esu užsitepusi tą mask, lip mask. Tai žodžiu, žiauriai man jinai patinka tiek jausmas, kai užsitepi ją. Aišku, po kiek laiko susigeria ir nebelieka nieko, bet žiauriai patinko dar ir turėsiu naują blizgį. Kažkurioje tai dienoje dar turėtų būti tokia kempinėlė, tai tikriausiai powder, kur buvau užpakavusi kažkokią tai dieną pudrai. Tai va, čia iš tikrųjų, ką nuveikiau, atsikėliau, gal po 10, po 10 kažkur, ir pamačiau, kad padarė mano nuotraukytes. Tai šiaip daugiausiai nuotraukyčių dariausi tam board 2025 metams. Galiu truputėlį parodyti, ką būtent turiu omeny, jeigu jūs nežinote. Dar buvau užsisakiusi 2 didelės nuotraukos su pilvuku. Tai žodžiu, žiauriai gražiai atrodo. Tikiuosi, jums neatsispindi ir matosi labai gerai. Tai buvau užsisakiusi 2, dėl to, kad buvau vienas iš arčiau truputėlį pasidariusi. Bet tikriausiai, kad rėminsiuos šitą. Tai nežinau, galbūt draugė dar šią savaitę varys paieškot man rėmelių. Tai žodžiu, ką turiu omeny? Žinokit, pirmą kartą taip džiaugiuosi nuotraukom, per Eurokosą dariausi. Tai aišku, ir savo nuotraukėlę. Žodžiu. Pasidariau daug didelių nuotraukėlių. Tai čia ką dėsiu būtent į savo 2025 metus. Tai pasidariau daug motyvacinių visokių žodžių, nes labai jau noriu pradėti save visur viskame motyvuoti. Tai iš tikrųjų žadu pasidaryti tokį didelį paveikslą. Ir begalės kitų vienžodžiai, daugiau tiesiog mano visokie, ko aš norėčiau. Būtent 25 metais. Nu, tiesiog tokie realiai paprasti dalykai. Ir vėl motyvacijos, pinigėliai ir taip toliau. Tai šiaip labai gražios nuotraukytės. Pasiruošimas 25 metams. Žiauriai laukiu aš jį daryti ir jums būtinai parodysiu. Tai nežinau, ar rytoj darysiu, ar poryt, ar kada man pavyks nusipirkti tą. Nu, tikrai iki naujų metų padarysiu ir tikrai jums parodysiu. Nežinau, kada man pavyks nusipirkti tą rėmelį. Galbūt užsisakysiu iš kur nors, tai noriu
išsidėliot, pasižiūrėt, kaip maždaug atrodys, kad galėčiau pasidaryti. Užsisakyti tokio, kokio man reikia dydžio ramelį. Šiaip žiauriai gražios nuotraukos, nežinau, sakau, pirmą kartą taip džiaugiuosi, nes pas mane visą laiką būna uždėtas kažkoks tai minimalus fonas. Tai ir kažkaip pirmą kartą visai nesugadino nei kokybės, nei nepertamsino, nes dažniausiai šiaip ir juoda spalva būna visai netokia, bet šį kartą man patinka, nesugadino ir yra labai gražu. Tai vat, nežinau, tikriausiai, kad šiandien tik tiek ir bus, tai darysiu vėl iš 2 dienų, nes rytoj truputėlį jau daugiau ką veiksiu, eisiu į miestą nuo ryto pas daktarus, eisiu į sodrą, tai viską pranešiu jums, kokios visokios naujienos. Rytoj eisiu draugės pasveikint, tai negalėjau praeitame vlogme įkelt jos dovanos, todėl kad truputėlį nusitęsė mūsų susitikimas. Tai va, dar pasveikinsiu gimtadienį, lėksiu. Ir ką, nu tiesiog, nežinau, va, man labai išmuša iš vėžių tos dienos, kai va, atsitinka, kad kažką reikia eiti pasimt. Tai dar labai gaila, nes ir siuntos vėluoja, tai aš tikiuosi, kad mano klientėliai nebus pasipiktinę, nes aš nieko negaliu padaryti ir šiaip galbūt per vėlai jau užsisakė iš tikrųjų, todėl ir vėluoja, gal ir spės ateiti iki švenčių, bet iš manęs išsiuntus, kažin ar spės ateiti, tai va tokios problemėlės nuo ryto. Ir vlogmą pasilikau susėditinti ir va 5-6 valandos jau. Dar pavalgyti, dar spėti visokius šiaip buitinius darbus pasidaryti, yra ką veikti iš tikrųjų. Bet nieko, nebedaug jau liko to vlogmo, tai žinokit, jau sausio mėnesį tikrai nebelepinsiu. Kelsiu jau tikrai rečiau, nes reikia ir man poilsio, jau reikia pradėti viską pirktis vaikučiui, ligoniniai ir visa kita. Na tai sveiki visi sugrįžę į mano vlogmą. Tai ką, vieną dieną vėl praskipinau, tai galim šiandien išpakuoti 2 dieniukes. Nu, žodžiu, žiauriai sorry, nes tiesiog nebesurandu laiko, ką pafilmuot, nes dabar tas dienas praėjusias keliavau į miestą, tai pas daktarus, tai čia koks reikaliukas atsiranda, tai dar koks. Nes, pavyzdžiui, vakar, kodėl nefilmavau, tai vakar labai anksti kėliaus ir reikėjo priduoti tyrimus ir grįžus tiesiog žiauriai prastai jaučiausi, tai ėjau tiesiog pamiegoti pietuko. Pamiegojus pietukų keliau su draugė į Šiaulius, tai žodžiu nusipirkau rėmelių. Ir tikrai labai pigiai nusipirkau iš Jisko ir nusipirkau tą didelį rėmą. Taip, 19 dieną. Turim tokią. Žiauriai švelni. Nu čia ta. Kur taip. Nesu niekada gyvenime naudojus tokios, bet žiauriai švelni. Tai 20 dienai išsitraukiau juodą akių pieštuką.
Nu, žinokit, ta pasta tai nereali. Va čia buvo visas dugnas va tokiais vajuoduliais. Ir pašveičiau su ta pasta ir va viską nugriaužė. Čia irgi buvo ruda, va tokios spalvos visur. Čia buvo vien juoduliai, nes kažkada vos netyčia nesudeginau keptuvės ir va kaip nušveitė. Nu, žiauriai kieta. Jeigu turit galimybę iš Anglijos, užsisakykit tą pastą, nes jinai tikrai nereali. Taigi sveiki visi, sugrįžtu su jumis per pačią kūčių dieną. Tai labai atsiprašau, nes tikrai viskas įvyko ne pagal planą. Norėjau dar spėti įkelti 2 video, bet apsirgau ir tiesiog neturėjau jėgų kažką tai filmuoti ar editinti. Tai net nežinau, kada šitai kelsiu video, ar rytoj per Kalėdų dieną, ar per antrą Kalėdų dieną, bet kažkada įkelsiu, tai bus mano paskutinis vlogmas. Tai jo, atidarom visą iki galo kalendorių ir tada pasišnekam apie visus reikalus ir visas šventes. Faina, kad galiu dabar atidaryti jau kelis. 21 ar 20, ne. Jo, 21. Tokią turim. Dėžiukę. Aha. Toks mažytis brow gel, apie kurį šnekėjau, kad noriu gaut. Labai fainas šepetėlis. Panaudosim. Vam antra, tai manau bus lūpdažėlis. Jep. Tai tas, kuris man patiko, rudas. Lip gloss. Tik dabar bus toks kreminis. O dieve, šitas tikrai turėtų tikt.
Galbūt šiandien reiks jį išbandyti ir pasidažyti su juo. Nežinau, nenoriu šiandien labai tokio prašmatnaus makiažo, nes ir šiaip nėra ta savijauta dar iki galo tokia gera. 2-2, 2-3. Tokia ilga. Peštukas, žodžiu, toks vatrudas, jeigu matote. Fainas. Ir aš jau žinau, kas bus 2-4. Ir 2-4 tokia mažiukė. Paskutinė dovanėlė. Tokia maža. Tokia cute. Šešėlių. Paletčikė. Pigmentuota. Na ir ką, užbaigiant šitą vlogmą, noriu apibendrinti, kad tikrai šiais metais man labiau patiko jį daryti. Gal daugiau turėjau tokio užsidegimo. Tikrai paskaičiavus, man labiau pavyko šiais metais daugiau video įkelti nei praeitais. Tai nežinau, kaip bus su kitais metais, nes jau turėsiu savo atžalėlę. Tai nežinau, ar filmuosiu kažką. Aišku, bus paaugęs. Jau bus 9 mėnesiai, jei neklystu, ar 8. Tai žodžiu, labai faina buvo kurti su jumis tą ryšį. Labai ačiū, kad žiūrėjot, kad patiko jums, mačiau. Ir tikrai gan buvot aktyvus. Labai ačiū šiaip, kad esate su manimi. Ačiū, kas mane pasubscribino Contribui. Tai jeigu dar manęs ten nesubscribini ir tau įdomi yra neštukių tema, mamyčių tema ir viskas, kas susijęs su ta tema, tai gali mane pasubscribinti. Norėčiau dar iki naujų įkelt vieną video. Kas liečia kalendorių, tai nebuvo labai didelio vaibo, dėl to, kad žinojau, kas ten. Ir kažkaip gal kitais metais tiesiog norėčiau arba su kažkuo pasidaryti, kad nežinočiau, kas per dovanos, arba tiesiog, kad nusipirkčiau kažkuo kitais, kur nežinočiau, kas ten yra, nes yra žymiai įdomiau. Tai šiaip visa kosmetika labai patinka. Atsirinkau, ką pasiliksiu, o ką perleisiu jums į savo konkursą. Labai laukiu naujų metų, nes realiai kitais metais prasidės mano naujas gyvenimas. Tai kaip matėt, susikūriau savo Bard Vision 25 metų, tai tikiuosi, kad viską pavyks išpildyti ir tikiu, kad pavyks išpildyti. O šiaip tais, ką, linkiu jums šiltų, linksmų ir džiaugsmingų kalėdų. Tegul jūs supa artimieji žmonės per šias šventes ir negailėkite jiems meilės, negailėkite apkabinimų, šiltų žodžių ir svarbiausia, lėkit pakuot dovanas kalėdų rytą. Aš tai labai laukiu, labai faina, nes po tiek metų turėsiu ir aš ką pakuot. Tai turėsiu 8 dovanas, tai čia yra wow. Man yra labai daug, kaip nešvenčiant su šeima. Tai jo, tai va. Ačiū labai dar kartelį, nebeužsipliurpsiu, šitas vlogas gal nebuvo toks jau įdomus baisiai, nes tikrai neturėjau ką nufilmuoti ir paskiau dar apsirgau, tai iš vis nebefilmavau, tai va, žodžiu. Myliu jūs visus, ačiū, kad buvot ir susitinkame kitame mano video, tikriausiai dar šiais metais. Ciao!